Katė medyje. O, ji visą laiką ten tupi ir tupi. Galėčiau nušauti, jei turiu optinį taikiklį. Palaukit. Ji tuoj nulips žemiau, tada lengvai pataikysit. Kaip yra pasakęs toksai peliukas iš multfilmo. Mes statėme ir pagaliau pastatėme namelį. Vakare visus kviečiu išgerti, aš statau. Pasižiūrėk, duobė neuždengta, žmogus gali eiti ir įkristi, prasiskelti galvą, įsivaizduoji. Čia greitai bus pastatyti valdovų rūmai. Ko žvengi? Nežinau, man linksma. Einam, Kristina, iš čia. Taip. Labai aukštai mus čia atvedė. Nebijokit, premjere. Ateikit kas nors, palaikykit Brazauską, jis bijo aukščio. O tenai tas pats katinas, kurį matėm. Va tenai kitas, o ten Aš tas matau, pats, kuris va. nulipo žemiau. Iš čia pataikyčiau jam į ausį. Nelabai čia gražu. O kodėl, premjere? Urvina. Bardakas. Premjere, neikit per arti, nukrisit. Neaiškink. O kodėl čia saulė taip šviečia į akis? Na, saulė turi šviesti. Turbūt taip. Saulė yra didžiulis dujų kamuolys, kuris nuolatos dega. Dėl to ir šviečia jinai. Patylėk, šitą jis turbūt žino. Dėl viso pikto aš visada informuoju, jei